yra mūsų centro dovana miestui. Drugelis šiemet bus kitoks. Bus mūsų Lietuvos Respublikos vėliavos fonas, kuriame matysis simboliniai regionų herbai su vyraujančiomis regionų herbuose spalvomis. Šios metus Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs etnografinių regionų metais. Todėl ir norėdami šitą Kauno miesto simbolį išryškinti, mes irgi atkreipiame būtent į šios metus. Ir šių metų tema Drugelio yra Kaunas dalinasi kultūra. Dabar dirba smulkiojo verslo organizavimo skyriaus mokiniai, kurie mokosi pagal aplinkos ir patalpų priežiūros programą, kur labai didelė dalis yra skiriama aplinkos apželdinimui. Mūsų centro bendruomenė, tai yra visų skyrių mokiniai, prisijungė prie šitos savanoriškos, galima sakyti, akcijos. Tikiuosi, kad rezultatas bus tikrai geras. Aš tikiuosi, kad miestiečiai galės džiaugtis iki vėlyvo rudens, nes gėlės yra parenkamos, nors jos ir vienmetės, bet ilgai žydinčios. Džiugins Kauno miesto svečius ir pačius Kauno miesto gyventojus naujai išskleidęs sparnus šis drugelis.